Sveiki visi mus girdintys ir klausantis verslo aktualijų laidoje. Šiandien kalbamės apie klientus. Pokalbyje dalyvauja alternatyvaus verslo valdymo strategas Žanas Neimantas ir šitą pokalbį vesiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Yra toks posakis, klientas visada teisus, bet aš sakau, klientas neteisus. Kaip jūs atsakytumėte iš tą klausimą? Dažnai visi žmonės ir kompanijose mes kalbam, kad klientai yra teisūs, bet visada nepasakom antra dalis - mūsų sutartomis sąlygomis. Nes sąlygos irgi yra svarbios, kad būtų tiesa, ramybė ir susišnekėjimas. Tai dėl to aš sakau, klientas teisus mūsų sutartomis sąlygomis. Nieko savo atsakymas. Mūsų sutartomis sąlygomis klientas teisus. Tai kur čia tas laikas ir galimybė susitarti? Mes atėjom greitai, susitikom ir jau esi klientas, ar ne? Tai kur jūs sutarėt šitas sąlygas? Paprastai, jeigu mes kalbame apie parduotuvę ar kažką, tai parduotuvį, bet kuriuo atveju ateidamas tu turi jau lūkestį, ką tu ten sutiksi ir kaip tai bus ir kas yra geras aptarnavimas arba blogas. Lygiai taip pat, jeigu aš einu į susitikimą, matyt yra padoru ir gerai pranešti arba sutarti tam tikrus dalykus, tai dėl ko mes susitinkam. Ką mes norim apkalbėti, kokius turim klausimus, galbūt norim kažkokius sprendimus padaryti. Tai abiem pusėm paprastai padeda tai, kad mes išsakom arba savo lūkesčius, arba trumpai pasakom, apie ką aš norėčiau susitikęs su tavim kalbėti. Tai ypač padeda produktyvumui pakelti tiek susirinkimuose, tiek bendrai nepažįstamam žmogui. Jeigu aš susitariu kažkokį susitikimą ir jo nepažįstu, tai matyt, mes turėsim skirti laiko prisistatymui, susipažinimui mini. Antra dalis turėtų būti, apie ką mes kalbėsim ir ką norėtume padaryti ir laiko pagaliau, kiek to laiko turime ir taip toliau. Tai jeigu tų susitarimų mes neišsakom arba nesusitarėm iki tol, tai gali būti išeiti šalis netaip ir nesupratusios. Viena reiškia pašnekėjo, kito net nebuvo pasiruošusi apie tai kalbėti arba nepatenkinti. Bet jeigu kalbėtume apie klientus, tai abi dvi pusės nori būti patenkintos. Ir tikslas yra, kad būtų win-win. Tai šitą tikrai tas sutartomis sąlygomis, ne, reikia skirti tam laiko apsitarti. Detalizuokit, kada jūs kokiu būdu? Ar jūs jau pirmo skambučio metu, ar e-mailų, kaip jūs tas sąlygas, bet kaip jūs sakote, šiek tiek apie save, šiek tiek kokie bus lūkesčiai, ką mes čia kalbėsime, kaip jūs pristatote? Paprastai, jeigu tai yra visai toks šaltas pokalbis, ne, kad tai vis tiek tu turi pakalbėti, kodėl tu nori susitikti. Ir tada paprastai mes įvardinam, mes norim pristatyti savo paslaugą, pažinti jūs, išgirsti jūsų poreikius. Tai yra tas minimalus dalykas pirmajam kartui, apie ką mes nebūtinai kalnus nuversim. Įprastai klientai irgi neturi laiko ir jeigu tu nepasakysi, apie kodėl mes turim susitikti arba kokie tikslai, tai klientas paprastai ir nesutinka ir sako, jo, man dabar nesvarbu, arba tiesiog, kai rasim laiką, susitiksim, arba sako, gerai, aš tau turiu 5 minutės, ne? Tai ir tu turėtum sakyti, ką per tas 5 minutės turėtum paklausti, ką jis nori išgirsti, kad negaišti laiko tiek jo, tiek savo. Mes skubame ir dažniausiai toks, aš įsivaizduoju, atsakymas labai greitas. Tiesiog kavos, susipažinti ir tiek žinių. Tai jūs čia dar prievartaujate ir taip kaip man atsakėte į tą klausimą, detalizuojate. Bauginantis būtų toks klausimas, o tai kodėl jūs norit su manimi susitikti? Nebijot šito klausimo, atsako tiesiai šviesiai. Aš manau, kad bent mano praktikoje, jeigu tu žmogui pasakai, kodėl nori susitikti ir jeigu tai yra nuoširdu, o ne kažkaip dirbtina arba, nežinau, neįprastai galbūt, tai gali nuskambėti gal keistai, bet įprastai žmonės tą priema nuoširdų paprastą norą, ypatingai jeigu tu sakai, mes susitiksim, aš norėčiau išgirsti, kas tau svarbu, arba pakalbėti apie temą, kuri tau svarbi ir mes turime pasiūlymą ir tai galėtume aptarti arba aš galėčiau pristatyti, tai žmogus tą priema. Kodėl jis turėtų nepriimti, jeigu tu linki gero šitą prasme? Gerai, bet dabar jeigu klausčiau jūsų,
apie tai išankstinę nuostatą, ar ne? Na, mes esam visų sričių dažniausiai specialistai, ekspertai ir kai man kažkas siūlo, ar ne, nu aš toks ir toks, įmonės vadovas, norėčiau tokių klausimų su jumis pasikalbėti, man jau iš karto linksta ausis, todėl kad ypač tie, kurie pardavinėja savo paslaugos telefonais, jau mus yra nuvarginę, ar ne, nu, pirmas sakinys, ten tokia konsultantė, tokių klausimų jau. Tai kaip jūs, koks jūsų klientas? Jūsų klientas yra pažįstamas, ar jūs įvairių patirčių turite visiškai naujų, ieškot klientų? Koks ateina pas jūs klientas, kad ta taktika teisinas? Jūs visada taikot šitą taktiką, kad truputėlį sutarti šitas sąlygas? Visada stengiuosi taikyti, jeigu tai yra galimybės, nes ne visada yra nauji klientai, kurių tu nepažįsti ir jeigu tu neskyriai laiko pažinti jį, tai tu tiesiog kaip vanduo teka tam tikrą prasme prisitaikai. Bet jeigu truputį, aš stengiuosi prieš klientui susitinkant ir pasidomėti apie jį, apie jo veiklą, ką jis veikia, kokius duomenis galima rasti, paprastai dabar galima daug ko rasti duomenų. Jeigu žmogaus pačio nepažįstu arba galiu pasiskambinti, gal rekomendavo kažkas, tai gali apibūdinti tą žmogų, kas jam yra svarbu ir taip toliau. Lygiai taip pat aš drąsiai stengiuosi paklausti, tai kas būtų svarbu arba ką aš galėčiau pasiruošti iki mūsų susitikimo. Ir žmonės irgi pasako, kad būtų gerai, kad tu pristatytum labai konkrečiai arba ten neišsiplėtotum, arba sako, aš ieškau tokio ir tokio sprendimo. Tai tas tikrai padeda susitikimui tiek dėl turinio, apie ką mes kalbėsim, tiek susitikti kaip žmonės. Tai kartais ir tas keletas susitikimų tu turi tik dėl to, kad užaugtų pasitikėjimas su to žmogum. Nes irgi man reikia tą žmogų pažinti ir jo ar verslą pažinti, nes paprastai verslai irgi formuojasi su tam tikra kultūra, kur vadovas arba savininkas, jis tą kultūrą sukūrė. Tai man irgi padeda pažinti tą verslą ir kontekstą, po to, kai kažkokią paslaugą pasiūlyti ar kažkokią strateginę sesiją, pavyzdžiui, kažkokią konkrečią, tai man reikia tos informacijos irgi lygiai taip pat tiek kaip apie žmogų ir kaip apie organizaciją. Tai kultūra apibūdintų ir tą dalį, nes neišvengiamai yra susiję. Gerai, bet aš girdžiu, tai jūs namų darbus tikrai ruošiate ir tikrai be tokio pasiruošimo, kad nežinotumėt nei kas, nei kur neinate. Gerai. Bet dažniausias mūsų klientas, šių laikų klientas yra labai skubantis, labai neturintis laiko. Nu, sako, va čia 5 tos minutės. Tai jūs čia taip žaibu toks ekspertas, kad labai greitai sugebat, kaip neprarasti ir kaip dėmesingai būti susitikime, kai tikrai klientas lekia, neturi laiko, 5 minutės. Nėra paprasta. Būčiau neteisus, jeigu sakyčiau, visada man pasiseka. Tikrai ne. Yra situacijų, kai tiesiog tu sutinki žmogų ir tu jauti, kai jisai tikrai dar čia net nesėdi ir ne visai klauso. Tai tokia atveju tenka pripažinti, kad tu gali padaryti tą, ką gali, nes kiek tu davė laiko ir dėmesio. Tai aš vadovausiu gal toje vietoje daugiau savo vertybėm, kad jeigu aš atėjau, atiduodu 100% savęs. Tai savo dėmesio, esu dėmesingas, bandau išgirsti, kas svarbu tam žmogui, o jeigu aš to nesugebu padaryti, tai tada, reiškia, yra kaip yra, ne? Ir tą realybę nereikia ignoruoti. Bet aš tada stengiuosi ten per tą laiką, kurį sugebu turėti, maksimaliai dėmesingai girdėti ir nuoširdžiai atsakyti. Ir manau, kad žmonės tą jaučia. Jūs sakot, žmonės tai jaučia. Pirmiausiai, tai kai mes skubame ir neturime laiko, manau, labai svarbi tokia komunikacijos net tonas, kaip mes susitinkame. Ir ne, klientas labai dažnai turi jau ekspertinės žinias. Kabutėse aš tą sakau, ekspertinės žinias. Jau žino, jeigu jūs ateinate, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ar ne, verslo valdymui kažkokia paslauga, čia vadovas, jūs ateinate apie paslaugą pakalbėti, tai ašgi puikiai žinau arba jau patyriau, turiu 100 konsultantų ir iš jų patirtį.
Tai kaip jūs nesukonfliktuojate pirmose sekundėse, laikote tokį tinkamą toną, įsitempęs taip ar kaip, kad įvyktų tas pokalbis, kad nuo pirmųjų minučių nebūtų konflikto, nes ekspertas tai puikiai žino, ką jūs turit man dabar pasakyti. Pirmiausia, užduodu klausimus, kad sužinočiau arba išgirščiau, ko tikisi tas žmogus. Jeigu jis turi tos atsakymus, jis paprastai jau ir pasako tau, tai tas padeda man suprasti. Ne? Kita dalis yra, aš stengiuosi nefantazuoti ir nesiūlyti teorijos, nes dabartiniais laikais prie mūsų galimybių turinio tikrai yra daug visko ir to daug visko ir visada klausimas, kodėl žmonės vienus ar kitus dalykus pasirenka. Tai aš dažniau stengiuosi pasakoti apie tai, ką dariau. Arba kokią aš turiu patirtį su tam tikrais dalykais, ten, ar su žmonėm, arba su sprendimais. Ir paprastai savininkai ir top managementas, kai tu pradedi pasakoti konkrečius dalykus, kurie galėtų būti įdomus, jie klauso. Dėl to, kad tai yra ne istorija apie tikrą dalyką. Ir apie sėkmę, ir apie nesėkmę, apie galimybės, kaip tai buvo galima daryti, nes versle mes, kaip be būtų keista, galim ilgai šnekėti apie kažkokius tyrimus, teorijas, praktikas, bet lemia patirtis, kas buvo gerai, kas veikia, kas neveikia. Ir šitoj vietoj tas veikia, neveikia yra turbūt pagrindinis veiksnys, dėl ko paprastai man tenka keliauti su tais verslais ar savininkais. Dėl to, kad istorija rodo, kad aš turiu patirtį. Ta patirtis yra ir teigiama, ir neigiama, yra visokių patirčių. Ir aš nevengiu to dalintis ir sėkmėm, ir nesėkmėm, kas man atrodo irgi yra labai svarbu, nes vien kalbėti apie tai, koks tu buvai visada sėkmingas, tai buvo populiaru gal čia prieš kokius, 5 metus ir visi buvom laimėtojai, visi čia ypatingi, bet kažkodėl verslai išgyvena ir krizės, ir gyvenimą. Ir yra iššūkio, ne? Tai tas pareflektuot kartu irgi labai yra svarbu. Tai mano toksai yra, sakyčiau, kad girdėti klientą, jo problemą, rasti iššūkius ir pabandyti surasti jau mano istorijai arba mano patirtį, kaip tai buvo sprendžiama. Ir pakalbėti, ir pasiūlyti tuo pačiu, kaip tai būtų galima nueiti. Ne? Ir tai paprastai yra pamatuojami dalykai, nes jau yra praeityje. Kartais tenka kalbėti apie sprendimus, kurių galbūt aš patirtyje neturiu, bet indikacijos, kaip galima spręsti, tada savininkas, pavyzdžiui, ieško alternatyvų tarp kažkokių sprendimų, proceso tvarkymo arba pelningumo didinimo arba kažkokio kultūrinio virsmo tarp žmonių, kad būtų atsakingesni žmonės arba būtų greitesni procesai, kas verslui visada aktualu, nes mus tai padaro konkurencingesnius. Tai tokių dalykų irgi gali pritaikyti galbūt iš kitos funkcijos perkelti, iš gamybos perkelti į personalo valdymą, iš ten kažkokių pardavimų į pirkimus, iš dokumentų valdymo į mokymus ir taip toliau. Grįžkim dar prie tų sąlygų. Ar ne? Nes jau pasiruošdamas susitikimui, jūs norite produktyvaus susitikimo, tokio, kur vieni kitus mes girdime, ar ne? Tai kokios tos būtinosios sąlygos, ar ne, kad ir klientas būtų išgirstas, bet nebūtų nei vienas, nei kitas čia labai teisus, nes teisumas šitoj situacijoje dažniausiai pakiša koją, kad labai greitai ir atsisveikinam neišgirdę vienas kito. Tai pirma turbūt sąlyga yra dedikuotas laikas. Antras dalykas tai yra, kad būtų apšnekėtas turinys, tai ko mes susitinkam, arba kitaip tariant, susitikimo tikslas būtų aiškus abiem. Tada turėtų būti aiškus, ko tikisi abi dvi pusės po to susitikimo įvykimo. Nes dažnai tikslas būna, pristatyti kažkokią paslaugą, o išėjimas iš susirinkimo jau visai kitaip skamba. Aš turėsiu nuomonę apie, ar tinka tas sprendimas ar netinka. Ir va čia yra pamesta ta kita dalis, kur aš sakyčiau, kad abi dvi pusės turėtų turėti pasiūlymus ir pamastymus. Viena pusė turėtų pristatyti problematiką, kita pusė pasiūlyti. Ir tada suieškoti tuos taškus, kur sueina abiejų pusės ir kur gali būti naudingi vieni kitiem.
Kai aš įvardinau, kad neteisus klientas, tai turėjau minti tokį, ne dialogo susitikimą, kai klientas skuba ir žino labai aiškiai, ko jis nori, o jeigu jūs siūlote kažkokią unikalią paslaugą, tai tam tikrai reikia įtikinimo. Tai kaip dabar nuo to brutalaus įtikinėjimo, kad imkit, čia yra nuostabu ir pirkit ir taip toliau, į tokio, kad tai būtų būtent šitam klientui labai reikalinga. Kokius žingsnius nueinat, kad unikalumą atskleistumėt ir kad išgirstų? Pirmas dalykas reikia pasakyti, jeigu greitai dabar ir čia, tai mes galim kalbėti apie ten, nuėjau į parduotuvę, nupirkau paslaugą. Jeigu mes kalbam apie organizacijos pokyčius, tai nupirkti labai greitai viską galima, bet ar bus pokytis yra klausimas. Ir toj vietoj aš netgi sakau ir klientams dažnai, kad ir teorija ir mokslas sako, kad padaryti pokytį ir pamatuoti, ar tikrai padarai pokytį, yra kartais 4 kartus brangiau negu patį pokytį padaryti. Tai dėl to profesionalumas indikuojantis, kuris duos sėkmę arba pasiseks padaryti pokytį. Jeigu tu tiki, kad perki paslaugą ir bus pokytis, tai aš visada turiu klausimą, tai ir jeigu taip nuolat yra, tai visada yra klausimas apie klientą ir sakai, tai kai tu viską perki, tai visi buvo sėkmingi atvejai, jeigu tu nesigilinai. Deja, man atrodo, versle taip nėra, kad kaip tik priešingai yra, jeigu mes kalbame apie organizacijos pokyčius rimtesnius, gilesnius, profesionalesnius, tai dėja tai atvirkščiai proporcinga nuo problemos aiškinimuose, įvardinime, paruošime plano, pagristumo įvardinimo, argumentų sudėliojime ir taip toliau. Tai šita prasme ta kelionė nuo to, kad tai duok atsakymą arba išrašyk receptą. Aš dažnai sakau, receptas veikia vienoje kompanijoje, bet gal jūsų kompanijoje receptas visiškai priešingą efektą duos. Tai va dėl to irgi tas drąsus pasakymas, kad va aš žinau 1, 2, 3 ir tai veikia, yra tokių dalykų. Tavasi, čia nereikia irgi išradinėti dviračio, yra tokie paprasti dalykai, kur ten, nežinau, IT sistemos, ten CRM įdiegimas, kur tu bent 3 žingsnius padaryk pagrindinius ir jau pradės duoti rezultato. Bet jeigu mes kalbame apie tai, kad, pavyzdžiui, formuoti pardavimo organizacija arba projektinė organizacija, kuri būtų orientuota tiek su gamyba, tiek su pardavimais į projektus, tai dažnai šitai padaryti ne 1, 2, 3. Čia yra jau pokyčio planas, plus dar ta sėkmė priklausys labiau ne nuo to, ką mes keisim, o nuo to, ką mes turim. Ir čia irgi yra daug iššūkių, o tai kaip pasimatuosim, kur esam. Ir kaip tai mato klientas, nes dažnai klientas giliau pažįsta savo organizaciją, negu tu iš išorės. Tai mano tada tikslas yra pabandyti atsakyti. Ir dar, jeigu aš sutinku tokių, kurie labai viską žino daugiau negu aš ir sako, žinai, žinau čia, ką tu darai, tai aš patyliu, nes pasakyti, kad ar to objektyvus kartais gali būti žaidimas, nes ar mes su juo nieko nedarėm iš tikrųjų objektyviai kartu. Nekūrėm, nežaidėm, nedirbom, reiškia, nesuvalgėm pūdo to druskos, bet čia yra apie pagarbą. Grįžtam apie nuostatą, kad mano nuostata yra jo sėkmė yra mano sėkmė. Tai aš stengiuosi, kad ta sėkmė būtų jo, o tada ir mano bus. Jeigu šito nėra. Dabar nuo to daiti, kad jisai viską žino iki to, kad mano pasiūlymą išklausytų iki galo, tai čia irgi mano profesionalumo klausimas, kaip, ar aš išgirdau tikrai tą poreikį, ar aš tikrai sugebėjau pristatyti. Tai aš tikrai daug pastangų dedu tam, kad išgirsti, įvardinti, netgi kai kada padėti klientui, nes kartai klientai jaučia, ką nori spręsti, bet įvardinti nesugeba. Tai čia irgi mano pareiga padėti, atskleisti, pabandyti įvardinti, kaip jis tą problemą įvilkti tarsi. Jis sako, aš norėčiau, kad didėtų pardavimai, bet sakai, gerai, o tai kokie čia produktai, segmentai per 3 metus, per metus, nes čia yra daug klausimų. Tai aš galiu padėti jau ir susitikimo metu, tą paprastai ir darau, klausiu, o kaip matot, kartais pasimeta klientas, nes nėra pasiruošęs atsakyti klausimus. Tai sakau, tai gal tada nusimatykim, gal turi duomenis, galit pateikti arba galim apšnekėti. Dažnai klientai tą sako, tai
negaliu pateikti, nes, reiškia, mes neturim sutarties. Aš sakau, gerai, rašykime tą konfidencialumo sutartį, dėl to, kad saugiai būtų, nes lygiai taip pat man rūpi, kad ne bet kas bet kur. Tai toj vietoj manau, kad ta kelionė tokia nėra paprasta, nes tai irgi priklauso nuo asmenybės. Kiek girdžiu, tai labai yra svarbus tas aiškumas iš jūsų pusės, ką jūs siūlot. Iš kitos pusės labai svarbu tas įsitraukimas arba girdėjimas, su kokiom nuostatom, supratimais ir apskritai, kabutėse ekspertinė žinia šituo klausimu ateina klientas. Dar tokia didžiulė yra bėda, kad mes apskritai esam pametę kaip asmenys, kaip žmonės dėmesingumą. Mus tiek blaško per dieną bet kas, ir ne, kad mes, kaip jūs išlaikot šitą pokalbį, kuriame, aš suprantu, čia gal kalbam apie pirmutinį, ne tą ilgąjį, ar ne, tokį išsamų pokalbį, kuriame jums reikia jau detalesnės informacijos, bet kuriuose mes pokalbiuose, bet kuriuose dalykuose mes to dėmesingumo kuo toliau, tuo labiau pritrūkstame. Kaip kovojate su bėdom dėmesingumo? Čia jau tos technikos, ne pokalbio vedimo technikos, klausimų technikos yra pagaliau netgi tos dienotvarkės numatymas ir pateikimas klientui. Arba pradžioj sutikimo būna, kad jeigu žinau, kad bus toks, paprastai tu ateini ir matai, ne, kad telefonai skamba čia visi, tai jeigu tu sakysi dabar būkit geri, išjunkit telefonus, tai pirmą kartą mane mato, tai taip blogai bus. Bet jeigu tu sakysi, bet jeigu galima, aš norėčiau pasisakyti ir aš net pats parodau, išjungiu telefoną, pavyzdžiui, ne, tai aš ką minimaliai galiu padaryti, jau galiu padaryti. Tai to kita dalis turbūt irgi galėtų būti apie tai, kad kalbėti apie reikalą ir tai, ką klientas, ne tai, ką nori, bet kliento poreikį kalbėti ir klausti. Vėlgi, klausimai padeda nurimti. Ypač klausimai, kas tau svarbu, arba kas jūsų kompanijai svarbu, arba kokie jūsų iššūkiai, arba kokių problemų patirite, arba ką norėtumėt pakeisti. Tai tada paprastai susikoncentruoja. Ne visada pavyksta, aišku, būna, kad papuolė į tą tokį traukinio tipo laiką. Vėlgi kontoros arba ofisai ar kažkur turi savo tam tikrus ciklus. Ne? Tai jeigu tu ateini iš ryto, tai visi e-mailus labiau gal skaito ten. Po pietų visi privalgę ramiau gali kalbėti, ne? Nes truputį fiziologija savo duoda. Jeigu tu turbūt ten kokią 12 valandą, kai ten kažkas vyksta, pajamuoja kažkokias sąskaitas, arba ten, kaip aš sakau, tas finansinio, tas skaitinio laikotarpio, kur ten buhalteris bėgioja, derina kažką, tai parašus neša, tai tada taip, tų trikdžių gali būti. Tai čia irgi toks daugia planis dalykas yra. Paprastai iš susitikimus darau arba ryte, ne visai anksti, bet arba po pietų, kur tiesiog žmonės jau vis tiek, jeigu išėjom pavalgyti, tai truputį pavalgom, nurimstam ir tuo pačiu tas pokalbis gali būti, kad ne kažkokius ten, reiškia, greitus atsakymus, nes truputį nurimsta ir tada galima pasikalbėti. Artėjant mūsų pokalbiui į pabaigą, dabar toks tikrai iliustracija labai negatyvaus susitikimo kliento su, sakykime, paslaugos pardavėju, ar ne? Kai koksgi skirtumas? Labai greitai ir duok man pinigus ir nupirk man tą paslaugą ir ką man čia reikia gilintis. Ir tiek žinių. Ir tokia patirtis, ar ne, kai labai greitai, neįsigilinant, kiek toliau jinai gali nuvesti. Nes iš tikrųjų pardavėjo arba paslaugos tiekėjo interesas yra parduoti, klientui įsigyti. Na ir tiek žinių. Tai atsakymas būtų toks labai brutalus iš tikrųjų. Jeigu nesigilinam, tai žaidžiam tokį, reiškia, rizikos žaidimą. Arba pasiseks, arba ne. Jeigu tu nuolat tai darai, tai tavo ta tikimybė 50/50. Bet jeigu mes versle norim, kad pardavimai vyktų arba nevyktų, 50/50 tai nelabai tenkina matyti. Nes tai yra tiesiog atsitiktinumas, tai kam tada pardavinėti. Tai neveda į ilgalaikę perspektyvą mano požiūriu. Kitas dalykas, tokie susitikimai ir tokie sprendimo būdai irgi turi teisę gyventi. O per ilgą laiką mes pamatysim.
Tenka ir man kartais grįžti po 4 ir 5 metų pas savininkus, kurie pradeda klausyti. Tai yra buvo, kur sakė, nu, tai ką tu čia, žinai, reiškia, čia tokių daug, tai puiku, reiškia, aš negaliu jo pakeisti požiūrę, ne, aš galiu tik prisistatyti, papasakoti, ne, bet po 5 metų paskambina ir sako, žinai, jo, aš atsiminiau tave, tai reiškia, irgi susitikimas buvo sėkmingas, reiškia, aš sugebėjau kažką pasakyti, kad po 5 metų žmogus grįžo. Tai, bet vėlgi, laisvos valios, savininko pasirinkimo arba to medžio pasirinkimą mes esame laisvi žmonės. Ir aš labai gerbiu šitą irgi lygiai taip pat vertybiškai, kad jeigu jisai galvoja, kad yra geresnių, tai aš visada spaudžiu ranką. Ir netgi tada paklausysiu jų istoriją, kaip jam pasisekė. Tikrai tas toks iššvaistymas ir laiko, ir pinigų gali būti tikrai tokia gera pamoka ir ne, kad tam skirsiu daugiau laiko dėl to, kad praradau kažką. Tai kągi, ačiū už pokalbį. Tikiuosi, mūsų pokalbis padėjo ir jums. Kai mes sakome, kad klientas yra neteisus, tai ne todėl, kad mes jį nuvertintumėm, o dėl to, kad mes turėtumėm truputį pagalvoti dėmesio. Mes turim dėmesio skirti klientui ir tada iš tikrųjų būsime abu įsiklausę vienas į kitą. Ačiū Jums už pokalbį, klausykitės mūsų ir kitą kartą, o šį kartą sudie. Sudie.